Kelių šimtų milijonų litų vertės Lukiškių kalėjimo iškeldinimo konkursą pralaimėjusi bendrovė sako, kad konkursas kvepia korupcija ir skundžia jį teisėsaugai. Koncernui IKOR priklausanti bendrovė City Service tikina, kad konkurse pasiūlė 45 milijonais litų mažiau už kitus, bet neva buvo išmesta dėl netinkamos Excelio lentelės. Bendrovė taip pat kreipėsi į specialiųjų tyrimų tarnybą, prašydama ištirti galimas korupcijos apraiškas konkurso komisijoje. Viešųjų pirkimų ir specialiųjų tyrimų tarnybos sako, kad kreipimosi dar nėra gavę. Visų trijų konkurso dalyvių pasiūlymų kainos yra aukštesnės nei planuota suma 100 milijonų, kai kada jos yra beveik trigubai didesnės. Organizatoriai sako, kad City Service pasiūlymas atmestas dėl visos finansinės veiklos modelio. Privatus investuotojas per 3 metus turėtų rekonstruoti 4 nenaudojamas Pravieniškių kalėjimo pastatus, kur bus laikomi kaliniai iš Lukiškių, ir 25 metus tuos pastatus prižiūrėti. Ir manome, kad mūsų pasiūlymas yra tinkamai pateiktas, savo interesus žadame ginti kreipdamiesi į viešųjų pirkimų tarnybą, taip pat kreipdamiesi į valstybės kontrolę ir dėl galimų korupcinių įtarimų pirkimų komisijoje, taip pat mes kreipiamės į specialiųjų tyrimų tarnybą ir tikimės, kad būsime grąžinti į tolimesnės pirkimo procedūras. Mes atitinkam visus konkurso komisijos suformuluotus reikalavimus ir visas sąlygas. Iš principo kalba eina apie finansinį modelį, kurį komisija taip sudėtingai vadina, bet tai yra nieko sudėtingiau kaip paprasta Excel lentelė, į kurią pildo visi duomenys. Ir nepagrįsti šitie kaltinimai, nes komisija dirba, kaip ir minėjau, labai įvairūs specialistai, labai įvairios jų kompetencijos, procesas yra protokoluojamas, jis atitinka viešųjų pirkimų įstatymą, todėl nemanau, kad tokias prielaidos gali būti. Mes perkam daiktą, tai yra paslauga, kuri veiks 21, 22 ar 3 metus. Ir jame yra numatyta indeksacija ir kiti dalykai. Tai pati formulė turi veikti, kas bus, kaip indeksuosim. Pas vieną dalyvį nepakankamai tas veikia. Ir jų aiškinimas, kad tai langeliuose įrašai yra kažkas, ne visai tiesa arba visai netiesa, tai yra pats modelis neveikia. Sudėjus kitus indeksus, tokie, kurie bus realūs, faktiškai mes nežinosim, kiek reikės mokėti. Kaina visų 3 dalyvių yra didesnė, negu buvo numatyta. Toliau sprendimai priklausys nuo to, kiek pinigų duos. Vienu variantu yra pinigų suma, kuri bus mažesnė negu dalyvių pasiūlymai. Tokiu atveju vesim neskelbiamas dėrybas, tai yra nutrauksim procedūras ir vesim neskelbiamas dėrybas su visais 3 dalyviais. Tai tikimiausias variantas.